Čia Ames TV. Šiandien kalbėsime apie kaip svetimų kalbų žodžiai yra įtraukti į anglų kalbą. Jų yra labai daug, kai kurie yra naudojami lietuvių kalboje. Ir jums duosiu pavyzdžių. Pavyzdžiui, incognito arba incognito. Tarimas įvairus būna, taisyklingas incognito yra taisyklingas tarimas. Kai žmogus būna pasislėpęs, jis yra incognito. Tai anglų kalboje dažnai naudojamas kaip ir lietuvių kalboje. Kitas pavyzdys – persona non grata. Lietuvių kalboje naudojamas kaip ir anglų kalboje – žmogus, kuris yra nepageidaujamas. Kitas pavyzdys yra carpe diem. Anglų kalboje reiškia seize the day. Seize reiškia maždaug suimti tą dieną ar pačiupti. Dažnai naudojamas. Spaudoje matysite ir šnekamoje kalboje iš tikrųjų naudojama. Tai ta lotynų kalba dar gyvuoja, nors ir kiti mano, kad mirusi kalba. Ačiū, kad buvote kartu. Daugiau pamokėlių rasite Facebook'e.